It's a great pleasure to be here at the beginning of year 2 of the program, and it's particularly exciting now that the program isn't something we're going to do, but the program now has a history. Labą dieną ir man labai malonu būti šiandieną čia su jumis antraisiais šios programos vykdymo Lietuvoje metais. Ir ypač malonu dėl to, kad šiandieną jau kalbame ne apie kažką, ką galėtume padaryti, bet apie kažką, kas jau vyksta. And Di and I travel a lot internationally and talk about the Creative Partnerships program. And now it's possible for us to talk about what you're doing here in Lithuania. And in the last 5 or 6 weeks, I've talked about the Lithuanian Creative Partnerships program in Sweden, in Portugal, in Turkey, and in Korea. Aš ir mano kolegė Dai, mes daug keliaujame po įvairias šalis ir pasakodami apie kūrybinių partnerysčių programą. Ir labai įdomu dabar yra pasidžiaugti ir tuo, kas vyksta Lietuvoje, juolab, kad per pastarąsias 5-6 savaitės apie Lietuvoje įgytą patirtį ir apie Lietuvos gerosios patirties pavyzdžius aš pasakoju Švedijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir Korejoje. And the World Innovation Summit on Education, which is the biggest international conference on innovation in education, is preparing some material now about Creative Partnerships in Lithuania to put up on their website to draw people's attention from around the world. O pasaulinis mokyklos arba švietimo inovacijų forumas, kuris yra vienas pagrindinių forumų užsiimantis inovacijomis švietime, dabar rengia medžiagą apie kūrybinių partnerysčių patirtį Lietuvoje, kuri bus vėliau patalpinta šito forumo tinklalapyje. So now you're becoming internationally famous. Tad jūs tampate žinomi. As Milda said, what I was going to do briefly this morning was remind ourselves about the principles of the program. Kaip Milda minėjo, tai šį rytą mes trumpai prisiminsime, kokie yra pagrindiniai programos principai. How does it work? This was partly what Milda talked about in her presentation. Taigi, kas visą tai yra, kaip visą tai veikia? Iš dalies apie tai Milda kalbėjo savo pranešime. And what this slide is trying to show is how schools develop and where cultural and artistic activities fit in. O šitoje skaidrėje bandyta pavaizduoti mokyklos raidą, kaip kultūra susisieja su mokyklos visų gyvenimu. In the bottom left here, you have schools which are not performing well, and you tend to find that there's schools who have low systems, they're not very well organized, there's not good systems of assessment, there's not a clear curriculum, but there's also low engagement, that neither teachers or pupils are really engaged in the learning. Kairėje pusėje apačioje jūs matote mokyklas, kurioms sekasi prastai. Tai yra tokios mokyklos, kuriuose organizacija yra prasta, kuriuose vertinimo sistemos yra prastos, kuriuose galbūt ne taip gerai yra išdėstomas ir mokymo programa. Ir taip pat jos pasižymi ir tuo, kad nei mokiniai, nei mokytojai nėra įsitraukę į tą mokyklos veiklą. And what education systems try to do, municipal authorities or ministries of education, is put in lots of systems, and they can move schools from being low-performing schools into schools with high-test scores, but still low engagement. Švietimo sistemos, tai gali būti ir švietimo skyriai, švietimo ministerijos įvairiose šalyse, numato tam tikras priemonės ir sistemas, kaip tas prastai dirbančias mokyklas pakelti į aukštesnį lygį. Į tokį lygį, kada jau mokymo rezultatai yra geri, tačiau jos vis dar gali likti mokyklomis, kuriuose nei mokytojai, nei mokiniai aktyviai arba nėra įsitraukę į mokyklos mokymas ir gyvenimą. And down here in the bottom right, you have cultural and creative activities,
which happen in most schools, but very often they are disconnected from the real learning going on in the school. O dešinėje apačioje jūs matote mokyklą, kurioje vystoma tokia kultūrinė ir kūrybinė veikla, kurios tikriausiai šiek tiek yra visose mokyklose. Bet šiuo atveju šita kūrybinė ir kultūrinė veikla nėra susiejusi su jokiais švietimo pasiekimais ar mokymosi pasiekimais. And in fact, in some schools you find that the school director thinks that that's okay because the cultural and artistic activities which the pupils really enjoy are their reward for putting up with very boring education the rest of the time. Ir kai kuriuose mokyklose, kai kurių mokyklų direktoriai netgi mano, kad tokia situacija yra visai priimtina, nes, tarkim, ta kūrybinė veikla, ta kultūrinė veikla, kurią džiaugiasi kiekvienas moksleivis, yra lyg jam atlygis už tai, kad jisai užsiima tokiais nuobodžiais dalykais kaip mokymasis. And what we try to do is to take those creative activities, which really motivate and engage young people, but build them into the core of the school's activity, so they become high system, high engagement programs. O mes bandome padaryti štai ką. Mes bandome paimti tą kultūrinę ir kūrybinę veiklą ir ją integruoti, ją susijęti ir lieti į mokymosi programą, į mokymosi veiklą, kad ji taptų neatsiejama jos dalimi. So how do we do this? First of all, the school identifies an issue or a problem, an area of focus. Tai kaip mes tai darome? Visų pirma, mokyklos turi apibrėžti problemą arba sunkumą, kurį nori įveikti, kas jiems nesiseka. And they work with their creative agent to design a project which will address that area of focus. Ir tada su kūrybos agentu yra dirbama, bandant surasti sprendimą, kaip išspręsti problemą. And in this space that they create for the project, the normal school operating rules don't apply. Yra sukuriama tam tikra projektinė erdvė, tai problemai spręsti, ir toje erdvėje negalioja įprastos mokyklos taisyklės. This doesn't mean everyone can behave badly, it just means there's a different way of teaching and learning. Tai nereiškia, kad kiekvienas gali elgtis kaip įmanydamas arba elgtis blogai. Tai tiesiog reiškia, kad bandoma pasiekti to paties, panaudojant kitus metodus, kūrybinius metodus. And what are the characteristics of these spaces? And I use the space to mean both physical space, they can do a project in an area which they haven't used for learning before, or a time space, which is they carve out space in the school day to do this. Ir kuogi pasižymi tos erdvės, kokios jų yra ypatybės arba charakteristikos. Ir kai aš sakau erdvės, tai gali būti ir fizinė erdvė, fizinis kažkoks tai vieta, kurioje galbūt niekada anksčiau jokia mokomoji veikla nebuvo vykdoma, arba tai gali būti erdvė laiko prasme. Tiesiog numatant laiką kažkokiai kūrybiniai veiklai mokyklos mokymo programai. In England, we've done a lot of research into the program, and we've sent armies of researchers into schools to look at what actually happens in creative partnerships programs. O Jungtinėje karalystėje mes siuntėme ištisas armijas tyrėjų, bandydami pasižiūrėti, kas vyksta, vykdant tokius kūrybinės partnerystės projektus mokyklose. And it looks like this. Ir viskas atrodo maždaug taip. Now, this is available as a piece of paper, which you will get later today, so I won't go through it in great detail. But it's trying to explain the difference between a low engagement environment in the classroom and a high engagement environment in the classroom. Visą šitą lentelę jūs gausite savo dalomojoje medžiagoje vėliau, galėsite ją pasinagrinėti ir detaliau. Todėl aš čia per daug nesismulkinsiu. Pasakysiu tik tiek, kad čia yra pavaizduotas procesas, kaip neefektyvi aplinka tampa efektyvia veikla. Arba kaip neįtraukianti aplinka tampa įtraukiančia aplinka. But most of you, from your experience last year, can probably begin to recognize some of the characteristics of the high engagement space.
Bet tikriausiai dauguma iš jūsų, jau remdamiesi savo praėjusių metų patirtimi, jau atpažins tas charakteristikas arba tas ypatybės, kuriomis turėtų pasižymėti įtraukianti aplinka arba efektyvi aplinka, kaip čia yra rašyta. Just from my visits to a very few number of schools here in Lithuania last June, I think it was, I could see these characteristics going on. Aš lankiausi keletą Lietuvos mokyklų šių metų birželio mėnesį ir net aš jau pastebėjau, kad tose mokyklose egzistuoja būtent tokiamis ypatybėmis pasižyminčios erdvės. You use the timetable more flexibly and found extra time. The approach to tasks was very much about groups. The location of the activities were very mobile. You went out into the school grounds, you went out into town, and so forth. Pastebėjau, kad buvo labai lankščiai pasižiūrėta į tvarkaraštį, nes buvo rasta laiko tom kūrybiniam veiklom. Pastebėjau, kad užduotis buvo vykdomos ne individualiai, bet jau grupėmis. Pastebėjau taip pat, kad buvo didesnis ir mobilumas, tai yra, kad buvo išnaudojamos ir kitos erdvės, ne tik tai mokyklos patalpos, bet buvo važiuojama į miestą arba tiesiog daroma kažkas aplinkui mokyklą. And what happens when you structure the learning activities in those ways is that you get young people who are physically engaged because they're using their bodies, they're wandering around, they're socially engaged because it involves a lot of collaboration and cooperation, they're emotionally engaged because this is high risk, it's exciting, and they're intellectually engaged. Ir kasgi atsitinka, kai mokyklos veiklą pradedame struktūrizuoti ir organizuoti pagal mano anksčiau minėtus principus. Atsitinka tai, kad tada vaikai, moksleiviai į veiklą įsitraukia ir fiziškai, nes jie gali judėti ir naudoti visas tas savo kūno dalis, kurias turi. Toliau socialiai, nes jie bendrauja ir bendradarbiauja vienas su kitu, emociškai, nes jiems tai yra įdomu ir galiausiai intelektualiai. And when you're highly engaged in all ways, then you feel very good and you feel very confident. O kai esi įsitraukęs visais tais lygmenėmis ir fiziškai, ir emociškai, ir socialiai, ir intelektualiai, tada gerai jautiesi, nes jautiesi pasitikinti savim. And it's that confidence and feeling of well-being and using all of you which results in high performance, because the evidence of studying creative partnerships programs is that young people who work like this do better academically. Na, o tas pasitikėjimas ir tas geras pojūtis, gera savijauta ir duoda gerus mokymosi rezultatus. Ir tai įrodyta yra ne vieno tyrimo metu. Tai yra rezultatas, tada, kai žmogus aktyviai dalyvauja, jo pasiekimai yra didesni ir geresni. Aukštesni. And so through the process, having created that space, which has those characteristics, teachers then observe the impact on the pupils. Taigi, erdvė jau sukurta, jį pasižymė visom to minėtomis ypatybėmis ir tada mokytojai toliau stebi, kokią įtaką tai turi mokiniams. And what they observe is what Milda was talking about earlier, but you have all seen, which is greater confidence, better motivation, more collaboration, greater resilience, so you come back if it doesn't work out, better discipline and improved attainment. Ir tie pastebėjimai jau buvo aptarti Mildos anksčiau ir jie apima tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, padidėjęs pasitikėjimas savimi, didesnė motyvacija, geresnis bendradarbiavimas, didesnis atkaklumas, geresnis darbo nuoseklumas ir geresni mokymosi rezultatai, geresni pasiekimai. And teachers then say, I like this, and they take that back into their normal practice, and their normal practice begins to change. Tada mokytojai padaro išvadą, man tai patinka, ir tada tokia praktika pradeda taikyti visame savo darbe, kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką. So I'll give you an example now of a school which has done this. It's a school in England which I visited last week, in fact.
It used to be in the Creative Partnerships program, but it finished a year ago. Ir pateiksiu jums pavyzdį. Tai yra mokykla Anglijoje, kurioje lankiausi beje tik praėjusią savaitę. Ji anksčiau dalyvavo kūrybinių partnerysčių programoje ir savo projektą baigė praėjusiais metais. But the practice they learned from doing creative partnerships is now embedded in the whole way the school operates. Bet ta praktika, kurios jie išmoko dalyvaudami kūrybinėse partnerystėse, dabar jau tapo kasdieninė mokyklos gyvenimo dalimi. So it's called Birches Head High School in Stoke in the Midlands in England, and it's for pupils aged 11 to 16. Taigi, mokykla vadinasi Birches Head, vidurinė mokykla, Stoke, Anglijoje, ir projektas buvo vykdomas su vaikais, kurių amžius nuo 11 iki 16 metų. So the issue, the problem, the area of focus was that they had experienced teachers willing to embrace new approaches, but the results were not moving forward. As a department, they were stuck. Kokia buvo problema? Problema buvo apibrėžta štai taip, kad patyrę mokytojai norėjo išbandyti naujus metodus, naujus požiūrius, tačiau rezultatai nekito. Jie buvo įstrigę ir todėl jų darbas, jų pastangos tiesiog nedavė vaisių. And the evidence was the exam results. Key Stage 3, which are the results for pupils aged 14, children are supposed to reach level 5 at that age. 70% had in 2009, 72% in 2010, 72% in 2011. Įrodymas to, kad niekas nesikeičia, buvo egzaminų rezultatai. Anglijoje egzaminai yra laikomi pasiekus tam tikrą amžių ir pavyzdžiui Key Stage 3, tai yra pagrindiniai egzaminai pasiekus 3 lygį, tai yra 14 metų vaikai laiko egzaminus ir turi pasiekti 5 lygį pagal skaičius. Tad 5 lygį pasiekė 70% 2009, 72 2010 ir 72 2011. And at Key Stage 4, which is the exam, is 16 at the end of compulsory education, they're supposed to get 5 passes in different subjects. 42% did in 2007, 42% in 2008, 39% in 2009. O sulaukę 16 metų, jie laiko jau pagrindinio 4 lygio egzaminus, kur reikalavimai yra išlaikyti 5 egzaminus iš skirtingų dalykų, tai yra išlaikyti 5 skirtingus dalykus. Ta pasisekė padaryti 42% 2007 ir 2008 metais ir 39% 2009 metais. So, they created a space to try to do things differently. Tad mokykla nusprendė sukurti erdvę, kur galėtų išbandyti kitokį požiūrį. They were working on the Shakespeare play Macbeth, and they had the idea of setting up groups of pupils, each of which had to stage a scene from Macbeth. Jie pasirinko Shakespeare'o pjesę Macbethas ir mintis buvo ta, kad mokiniai yra suskirstyti grupėmis ir kiekviena grupė turi parengti tą sceną iš tos pjesės, iš Macbetho, skirtingai. And the creative agent brought in artists who were in fact from the Royal Shakespeare Company, which is our top Shakespeare company in the UK. Ir jie turėjo suvaidinti tą schemą, tą sceną. Ir tam, kad šitas projektas būtų gyvenintas, jie pasikvietė į pagalbą Karališko Šekspyro teatro aktorius. O Karališkas Šekspyro teatras tai yra Šekspyro pjesių But the children were responsible for the costumes, for the lighting, for the direction, for the acting, for everything. Bet patys vaikai buvo atsakingi už kostiumus, už apšvietimą, už scenografiją, už visas dekoracijas ir už visą kitą. Ir taip pat už sceną. Another project they did was they gave the pupils the task of designing a new product because they were in the city of Stoke. They called it Stoke-a-Cola. Kita užduotis, kuri buvo duota mokiniams, tai sukurti visiškai naują produktą. O
kadangi mokykla yra Stauko mieste, tai mokiniai nusprendė sukurti produktą, kuris vadinasi Stauka Cola. And groups of pupils formed imaginary companies and had to develop the identity and everything to do with the launch of this new product. Ir vėl mokinių grupės turėjo įsivaizduoti, kad jos yra atskiros įmonės, atskiros kompanijos su savo pavadinimais, su savo logotipais ir jie turėjo pagalvoti, kaip tą produktą pristatyti rinkai. And they had to do a lot of design work, but they also had to do lots of writing because they had to write up all their projects. Ir turėjo užsiimti ne tik tai projektavimu, jie turėjo sugalvoti logotipą ir tą pačiam produktui, kaip jį pristatyti, ir taip pat buvo daug įrašymų, jie turėjo daug ką aprašyti, kurdami tą projektą. And another project they did is they took a novel by a famous English writer called Roald Dahl, which is a murder mystery, and they acted out the murder mystery. Dar trečia užduotis arba trečia veikla, kuri buvo įvykdyta, tai buvo paimtas rašytojo Dalio romanas. Tai yra detektyvinis romanas ir jie turėjo suvaidinti tą romaną tiesiog, išreikšti. Per vaidybą jį pademonstruoti. But the project results in a big written piece which they each have to do describing what happened. Bet to projekto rezultatas turėjo būti vaikų parašyti arba mokinių parašyti refleksiją, kaip jie visą tą procesą įsivaizdavo, kaip jie jį matė ir kas jiems tam buvo, kas jiems patiko. And here you have the police investigative team busy at work, and this was the murderer confessing down here. Ir čia viršuje kampe yra nuotrauka policijos detektyvų, kurie tyrė nusikaltimą, o čia, arba žmogžudystė jau kaip išaiškėjo, o čia jau prisipažinusi žmogžudystės kaltininkė verkė. So, what was the observed impact on the pupil? When the pupils work together in this way, their vocabulary is lifted, the pupils are more engaged, they willingly join in, and even the boys who were passive before became leaders. The pupils worked more effectively together and there were improved relationships with staff. Koks buvo poveikis mokiniams? Taip dirbant, mokiniai įgavo daugiau pasitikėjimo savimi ir taip pat jų kalbinės išraiškos priemonės patobulėjo, jie galėjo išreikšti geriau savo mintis ir naudojo tam įvairesnius žodžius. Jie buvo įsitraukę į veiklą labiau, jiems buvo tai įdomu, jie noriai prisijungė prie tos veiklos, tai padarė netgi tie berniukai, kurie anksčiau buvo pasyvūs. Ir taip pat vaikams sekėsi efektyviau dirbti kartu, jie patys tai pastebėjo ir galiausiai pagerėjo santykiai su mokyklos personalu, su mokyklos darbuotojais. And the impact on the teachers saw that they could do the same. They could learn from the actors and others who come in techniques that they would use. Poveikis mokytojams. Mokytojai pastebėjo, kad jie irgi gali mokytis. Jie gali mokytis naujų metodų, naujų požiūrių iš tų kūrybinių praktikų, kurie atėjo į mokyklą. They had additional training in dramatic inquiry. They learned how to define problems. They enjoyed being silly and engaging in this. They gave the whole department a range of teaching strategies and they left feeling inspired about taking the practice back into the classroom. Jiems buvo organizuoti papildomi mokymai, kaip pritaikyti įvairias technikas. Jie išmoko apibrėžti problemą, kuriai reikalingas sprendimas. Jiems patiko kartais pasielgti kvailai arba elgtis vaikiškai. Taip pat jie išmoko daug naujų mokymo strategijų ir galiausiai jie pasisėmė įkvėpimo, kurį vėliau pritaikė mokydami vaikus klasėje. And what was the impact on their results? At Key Stage 4 exam results, which are the ones for 16, 39% got their 5 passes in 2009. It's got up to 63% and 69% this year.
Ir poveikis rezultatams arba pasiekimams. Laikant 4 lygio, pagrindinio lygio egzaminus, tai yra 16 metų moksleiviai, tuos 5 reikalavimus egzaminus išlaikė nebe 39, kaip buvo 2012 metais procentai, o jau 69 2012 metais. And so I show that because I hope that next year I'll come back and you will all be able to explain what you did like that. This was the problem, this was the evidence, this is what we did, this is what we observed, this is what we learned and took back into the classroom, and this is the evidence that it made a difference. Rodau šitą pavyzdį ne veltui. Aš tikiuosi, kad kitais metais, kai mes susitiksime su jumis, jūs taip pat galėsite papasakoti apie savo projektą, apie savo mokyklą lygiai taip pat. Štai buvo tokia problema. Įrodymai, kad egzistuoja problema, buvo tokie. Mes ėmėmės tokios veiklos. Šios veiklos poveikis mokiniams, mokytojams ir rezultatams buvo toks. O štai įrodymas, kad perkeliu šitą veiklą į kasdieninę mokymosi veiklą, kasdienį mokymas, kasdieninės pamokas ir yra gaunamas toks rezultatas. That's it. Thank you very much indeed. Thank you.